Randuosi prie mūsų aklųjų sankryžos. O kodėl aklųjų? Čia buvęs aklųjų kombinatas, viena ko neįgaliųjų dirbo anksčiau. Dabar po visko daug kas pasikeitė. Tai pavyzdžiui, Semelės neliko. Čia kaip tik yra aklųjų vadinama pažyminė perėja. Susiekimui su visom pusėm gatvių pereiti. Eisim praseisim pro šitą pažyminę perėją. Pažiūrėsim, kaip jinai sutvarkyta. Čia buvo tvarkyta, pleista, gaila, daug info neradau internete, kadangi ieškojau apie visas pažyminės perės, kada buvo pradėtos statyti. Senų nuotraukų, bet yra ko daug tipo internete, bet nelabai ką ten radau, gal tik tai apie kelią. Šitą nieko, tikrai restauruota. Ir dabar va nesenai visur padaryta priedanga. O, tai ženklas, leidžiamas. Kaip šviesu. Čia buvo niūru, tamsu. Ja, čia kaip labirinte galima pasiklysti. Ta pusė, o dėjus dar galima pasukti. Aišku, jaunimo trafaretai visada. Stalas. Ir veklis, kaip pribirėja. Galima šitą, čia išėjimas. Žiūrėsime, kur išeisime. Mes išeinam į kitą pusę Savanorių prospekto. Ir ne, o štai tenais įėjau. Ir išėjau. Toj pusėje gatvės. Galima paėti ir tą pusę eiti. O mes dabar eisim tenais. Šitas išėjimas čia pastatas pereit gatvę, šitą judrę sankryžą. Išeiti. O mes esame kaip labirinto. Šešai. Tą pusę. Na, dabar einame į šitą pusę. Ir tik išeiname buvusio aklųjų kombinato. Sėdamas, tai va kaip patogiai kiršytą sankryžą, saugiai. Viską. O šio rytas ankstyvas, eismas didelis, visi darbus. O keliausim prie kitos. Dabar randuosi prie kitos. Ir tai čia va prieki buvusi radijo gamykla. Yra padaryti butai, viską va specialiai bus Kauno. Ir čia yra taip pat pažyminė perėja. Perėjimui į kitą gatvės pusę. Labai judru, daug studentų, visi eina laisvės į centrą. Šitą tokia žmonių. Rinkinys. Judesys čia nedidukė. Kalės Savanorių prospektą. Galima kūriniai. Čia ir mokykla vidurinė yra visa gimnazija, tai čia daug mokinių eina jie. Šitą pusę.
Tai o kitoj pusėje. Manau, pusėjome. Šitą išėjome. Šio kaip tik ir statelė, kam važiuoti iš kitos pusės. Apėjusiam sarka. Adė gamykla anksčiau buvo visokių parduotuvių, elektronikos, dabar firmelės. Tai tokia antroji radio gamyklos požeminė perėja, kai vadinama, per Savanorių prospektą. Tokį pavidalinta. Įvairiais piešiniais. Aš leidžiuosi į apačią, grįžtu į tą pačią pusę, iš kurios atėjau. O, kaip randuosi, kaip po žemę, randuosi požeminė perėja, čia ne. Čia yra Kauno autobusų stotelė, po apačią požeminė stovėjimo aikštelė mašinom, 2 valandas nemokamai, viską ir galima išeiti. Čia yra liftas eskalatorius į Rimi, nebent mes į Rimi neįsim. Bendrai galima čia paeisim prie gatvę, čia turėtų būti dar viena požeminė perėja. Eisime pro čia, pasižiūrėsime viską. Visą tada gal laikas. Kasas, eskalatorium dabar statys atrestauruota, kaip reikiant. Čia ne apie statys, einam ieškoti požeminių perėjų. Išeiname iš Rimi. O štai va čia yra viena požeminė perėja. Prie autobusų stoties perėti kitą pusę gatvės. O leisime šitą. Labai apreista buvo, nes čia didelis judėjimas. Nes autobusų mūsų stotė eidavo. Štai šviesų. Nėra smarvės anksčiau, kai būdavo šlapimo. Aišku, įsivyko kapiliotą. Saugos kameros sudėtas, viską. Išeiname, o. Andrėja. Štai išeiname į kitą pusę. Štai Kauno autobusų stotis. Lieka anoj pusėje. Troleibusas. Aš jau anoj pusės yra daug kitokio. Dar netoli viena yra, kadangi čia senosios autobusų stoties pastatas išlikęs. Kadangi netoli autobusų stoties yra geležinkelio stotis, tai dar einu iki tenais. Kitoje pusėje gatvės buvęs kino teatras Planeta, miesto turgus, dino visi geležinkelio turgum, šios paviljonos, bobutės prekiauja, apmiręs turgelis, perdaromas viską. Aš prieinu, tai kaip moderniai sutvarkyta geležinkelio stotį. Traukinių stotys. Atsidaro duris ir patenkame į ją. Ilgi čia didelis eismas viršų, tai va toks labai patogus ėjimas po žemę. Miesto centras, autobusų stotį kitą pusę. O čia į geležinkelio stotį pareigimas. Sutvarkyta gražiai. Prasidėjo švietimai, kelias iš anos pusės ir keliaujame. Priekį matote buvęs parduotuvėlės, viską, bet neįsilaiko tokia vieta čia. Likusios tuščios patalpos.
montuojamas. Ir čia. Nu, mes pabandom. Nu, čia jeigu pasuksime, mes pateksime tiesiai į geležinkelio stotį. Šutai važiuoju. Jau čia kvapas jaučiasi. O štai dar viena žeminė perėja. Galima bandyti šito keliu, kur išlysime. Išeiname tiesiai prie to traukinio. Vilnius Kaunas stovi traukinys. Nu, reikia eit kitą perėją. Žiūrėti kitur, kur išeisime. Va, čia jau neįeisim, reikia atgal grįžti. Grįžtu. Vėl atgal. Čia Karaliaus Mindaugo išėjimą, viską. Bandysime štai tenai. Apsaugos kamera stovi. Viską. Saugumui, nes anksčiau labai nesaugu būdavo požeminėse perėjose. Įvairių nusikaltimų, viską apleista. Tamsu buvo viskas. Va, dabar štai kaip gražiai. Išeiname tuo ratą apsukę. Geležinkelio stoties paradinio įėjimo. Man reikia grįžti į tą pusę, eisim labirintų, ieškoti, tenais kitas įėjimas, o tai eisim, mums reikia patekti tenais. Viskas sužymėta, autobusų stotis. Einam į tą pusę. Kairę į dešinę. Einam į dešinę, va kaip tik. Miesto centras, autobusų stotis, Žaliakalnis, Sotas Vilijampolė. Čia kamera kokia. Ir štai mes išeiname. O šitą Judrės sankryžą taip pat, žeminės perėjas, čia miesto turgelis, rūbai visose turguose, kad matau net nedaug šuot, baraklynų nėra, tas turgelis toks jau prie mirimo.